Labas rytas, pirties mylėtojai. Sveiki. Yra tokių vietų, kurias norisi sugrįžti ir tai yra ne tik dėl tų šitų fantastiškų draugų, bet ir dėl to, kad šeimininkas Giedrius pasakė, jisai padarė naują pirtį. Ir kaip ir tokia intriga ir kartu toksai niežulys ant dūšios yra, kad šiandieną mes esame pirtį. Dar viena nuostabi vieta, kurią aplankėme vasarą, tai Kalniaus sodyba. Pamenate tą gražų laidos epizodą, kur Saulius pradeda 10-ąjį vantos lapą sezoną? Į 10-ą sezoną! Ir jūs turite tokią galimybę, o jodinėti fryzų veislės žirgais yra tikra palaima. Gražus, didingi, ramus. Pažinti su Kalniaus sodyba pradėjome nuo bityno. Kiek avilių turi? Dabar apie 15-18 šeimų turim. O pagrindinis tai yra mūsų bičių terapijos toks namelis, kur duoda tonusą gyvenimui, energijos pavaryti ir išsivaryti blogas mintis. Bet tu dar pasakai apie tai, kad tu darai tokią bičių akupunktūrą. Sau darau, ne kažkam tai duodi, įgelti bitį, skystina kraują, valo trombus, gerina nuotaiką, energiją. Aš vardan, kaip sakant, reitingų ir žiūrovų žiūrimumo ir tiesiog išbandymų, aš pasiryžęs padaryti tasme, kad man savo norų įkastų bitę. Tai pasirink iš 1000 bičių, kuri tau bus ta pati geriausia. Jeigu visas 1000 mane pasirinks. Tai vadinasi, tu užsiteršęs esi per daug. Nebandykite to pakartoti namuose. Bičių terapija ne kiekvienam. Greitai nešė muilą mes iš to namelio, nes tas vienas įkandimas, aišku, čia palyginus niekas. Bet tu, matau, nealergiškas, nebijai nieko, tai jokių problemų. Gali ir nors... Giedriau, laikyk mane! Nors 10 tų bičių. Tada atsigausi, tada nors 4 pareisi. Toliau šokam į Giedriaus automobilį ir lekiam apžiūrėti jo valdas. Pirmas sustojimas stiklinis namelis su visais patogumais. Burbalinių kubilų ir grill zona. Žmonės atvykę čia pirmiausiai pajunta gamtą, komfortą, eina prie upės, Šventoji upė teka netoli. Rudenį prasideda upėtakiai, lašišos plaukia. Duodam kirvį, keletą malkų, yra galimybė pasidaryti miško spa su geizeriais, kubile, parelaksuot, arbatos atsigert. Yra už 2 km jūra, galime iki jūros neit, galima pušų ošimo pasiklausyti. Viskas jūsų komfortui. Wi-Fi'aus nėra. Nerasta. Nėra Wi-Fi ir... Tarp dangaus ir žemės. 3,5 sako 4 metrai. Ir labai patogu tu guli. Pušys virš tavęs, pušys po tavim. Ir kas įdomiausia, Giedrius pasakė, kad jeigu bijote uodų, tai pasirodo uodai, jie funkcionuoja tik tai 2,5 metro aukštyje. Maksimum. Ir jeigu jūs esate truputėlį aukščiau, uodams jūs tiesiog nepasiekiamas, nes jie nepritaikyti taip aukštai skraidyti. Ir tokia ramybė. Vieno kambario butas, miške, 2, ane irgi? Taip, su visais patogumais. Netgi su maisto krepšeliu miške. Aš dabar žiūrėkit, atidarysiu. Wow, tai yra 2 žmonių burbulas, kurie gali pabūti dviese. Daugelis sako, o ką čia veikti? O galima tiesiog nieko neveikti. Ilsėtis. Nėra interneto, nėra kur ten lyst. Ir tu atsisėdi, ir tu klausai, ir tu girdi, ir tu ilsiesi. Galvą reikia išsivalyti. Kaip ir pirtyje galva išsivalo, puikiausiai išsivalo gamtoje. Ir dar vienas miško stebuklas. Namas jurta poilsiui ir pabuvimui su savimi. Pusė jurtos yra miške, pusė yra su vaizdu į pievą, kurioje, kai būna truputėlį vėsesnis oras, gaunasi belgų fryzai, juodi gražūs žirgai. Tai vaizdas vertas milijono. Pagaliau patraukėm link pirties jurtos, o pamatę netekome amo. Vau. Giedriau, vis dėlto reikėjo tų 4 metų, kad mes sugrįžtume pas tave į normalią pirtį, ne? Kas be ko, viskam turi subręsti. Jo, vantos lapo misija yra labai paprasta. Tiesiog jeigu mes atvažiuojam pas žmonės, matom, kad pirtis nėra visiškai tokia gera, kokia galėtų būti, arba kad tiesiog šeimininkas nežino, kaip tą padaryti gerą pirtį. Kitas įgi būna duodama pakankamai daug kritikos ir, aišku, informacijos. Ir mes taip juokais pagrasinam, kad sakom, sugrįšim pas jūs tik tada, kada turėsite normalią gerą pirtį. Tai Giedrius padarė išvadą žmogus ir pastatė įspūdingą veltinio jurtą, pirtį. Giedrius dabar susimąstęs galvoja apie savo gyvenimo prasmę. Pradėjau pirtį, jurtą pastačiau, ne? Jo. Tai kaip to šovė galva šis jurtas, ateit Vilnonę pirtį? Pastatėm nakvynę, atsiguliau, pagulėjau jurtoj, pernakvojau.
Prieš tai buvo bičių terapija, kažkoks jausmas toks geras, jurtoje pernakvojo, paskui pradėjau su draugais šnekėti pažįstamais, kur Mongolijoje, Kirgizijoje, patys davė tokio, kad reikia kažkokią rimtesnę pirtį, kai buvo prieitas sprendimas, kad reikia pastatyti jurto pirtį. Pažiūrėjau, kažkas Lietuvoje, kažkas panašaus ir bet tokio nėra. Tai sakau, įmam ir darom. Metų bėgėje kažką tai subūrim. Grubus skambutis iš karto, vantos lapai, kad atvyktų į svečius ir įvertintų. Jo, tai yra Tai kaip įvertins bus matyti. Žmogus. Labai smagu, kai tavo darbą įvertina, ne? Dar, kaip sakant, tie, kurie prieš tai kritikavo tavo darbą. Jo. Tai dabar čia skersmuo yra kiek? 6 metrai. Iki viršaus 3,50. Kiek talpinam žmonių? Žiūrint kokie žmonės. Minimum 10, maksimum kokie 15-16. Kas svarbiausia, aš prisimenu tavo, kaip tu sakai, laktas. Ir dabar žiūriu, kokius tu puikiausius plotus padarai. Tai yra kiek? 1,80 m plotis. Jausmas labai geras. Šitoj pirty garas, labai geras. Apie krosnį informacijos reikia. Tokio monstro aš iš pradžių įsigandau. Sakau, nebus per daug matsna čia tavo krosnis šitoj pirtyje, bet jinai duoda labai gerą garą. Nu, čia yra visi akmenys surinkti iš upės, iš akmenos upės. Aš ilgai nuobodžiai rinkau. Čia yra apie vos ne apie 1,5 kubo akmenų. Tai kubas akmenų virš 3 tonų. Tai baidariniai akmenų dabar galite plaukti ramus. Ne, didesnį liko visi. Tai tos mažesnius aprinkom. Tai va, o krosnis kaip krosnis. Ne. Čia žinau, kad čia yra 3 viename. Nu, čia kaip kam galima. Kaip kam. Nu, vat jeigu. Čia visiems žinomas, aišku, yra variantas, kada užpilam garo patranką. Jo. Nueina į vidurius ir garas pareina ten iš vidinės įkrovos, tai yra iš tos dėžės, kurioje yra akmenys sukrauti. Tai šitie akmenys jie praktiškai tarnauja tik tai apsaugai, ne? Kai baigs barbuliuot, mes parodysime dar vieną galimybę užpilti garo, bet tiesiog parodyti šitos krosnės vidurius. Štai čia yra slaptos durelės krosnės šone, kurios veda į pirties vidinę dalį. Ir štai, ką čia mes čia randame akmenų įkrautą. Tai yra vidinė įkrova, iš akmenys būna įkaitę iki 400 laipsnių. Pabandysime dabar užmesti gariuko. Šauna. Giedrius turi pasitraukti. Dar kažkada. Trečios durelės į pirties širdį. Čia yra galimybė uždarius jušką ir kai nekūreni pirties, čia yra dūminės pirties variantas, tai yra viduje akmenys, per kuriuos praeina ugnis. Giedriu, ten jušką uždarėja, ne? Pabandom. Geriau. Gerai. Kaip nuo įkaitus jau Vezuvijaus. Antras bandymas. Yes. Viskas veikia. Viskas veikia. Tai va, krosnis, kuri turi daug galimybių. Jeigu patranka jūs netenkina, jūs galite paimti tiesiog iš vidinės įkrovos, arba jau kai krosnis nesikūrena, galima jušką užstumti ir pilti tiesiant akmenų, kurie visą pirties kūrenimo metu turėjo pakankamai gerą temperatūrą ir dabar jie duos ilgai tokio labai gero, minkšto gariuko. Pirtis jurta su trigubom galimybėm iš savo krosnės. Viskas gerai, veikia, pasirodo. Ir netgi tokie monstrai. Labai džiugina. Ką galima pasakyti apie labai gerą pirtį? Pirtis labai erdvi, garas ypatingai lengvas, gultai platos ir minkšti, poilsio zona su vaizdu už milijoną, ežeras vos už kelių žingsnių. Tobula. Kalniaus sodybos pirtis gauna praktiškai Oskaro apdovanojimą, tik tai pirčių sferoje. Ačiū tau. Ačiū.